Sveiki. Europa ir žinoma Lietuva šios metus pradėjo tikrai neramiai. Naujoji Junktinių valstijų saugumo ir gynybos strategija, Donaldo Trumpo veiksmai ir atrodo vis labiau auganti Rusijos grėsmė verčia mus vis labiau dvejoti, ar vis dar veiksmingas NATO alijansas, ar vakarų valstybės vis dar vieningos. O mums Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims tai yra išlikimo klausimas, ypač kai girdime grėsmingus scenarijus, jog Lietuvą nuo Europos Rusija galėtų atkirsti per 3 dienas. Tad kaip keičiasi mūsų saugumo situacija? Apie tai kalbu su vienu geriausių Lietuvos saugumo ir gynybos ekspertų, Gynybos ir saugumo centro Taline tyrimų vadovu Tomu Jarmalavičiumi. Sveiki. Sveiki. Gerbiamas Tomai. Pradėkime iš karto nuo svarbiausių klausimų. Kaip Jūs vertinate Vokiečių karo simulacijų centro parengtą ir dienraščio Die Welt išpublikuotą scenarijų, kuriame simuliuojama, kad Rusija berods per 3 dienas galėtų atkirsti mus nuo Europos per Suvalkų koridorių? Na, aš žinau, kad reakcijų yra įvairių ir palankių ir nelabai, ir įsižeidusių netgi. Mano buvęs kolega, dabartinis Estijos ambasadorius Londone, netgi tai pavadino įžeidimu Baltijos valstybėms. Na, pirmiausia, turbūt reikia visą laiką suprasti ir atsitraukti vienu žingsniu galbūt atgal ir suprasti, kokia yra tokių simulacijų reikšmė. Ir tai yra tiesiog būdai stimuliuoti sprendimų priėmėjų mąstymą, priversti galvoti kažkokiu provokatyviu ar aštriu scenarijumi, galvoti apie galimus silpnasias vietas ar tos tokius taškus, kuriuose procesas kažkoks sprendimų priėmimo, pajėgų dislokavimo, karo strategijos procesai gali tiesiog žlugti, kokie gali būti tie taškai. Tai šia prasme tas žaidimas, pavadinkime taip, jisai savo funkciją atliko. Tai nėra labai tradicinis būdas, kadangi vis tiek organizatoriai nebuvo kažkokia karinė ar žvalgybinė organizacija ir galbūt tas scenarijaus ruošimas turėjo tam tikrų silpnų vietų ar žaidėjų parinkimas, bet ta prasme jisai atliko savo funkciją, kad pademonstruoti, jog yra silpnųjų vietų tiek pačiame aljanse, kur vienas iš taškų, kaip galbūt pačiame scenarijoje buvo identifikuotas, kad Putinas savo agresijos aktą gali serviruoti Vašingtonui kaip kažkokį tai humanitarinį veiksmą ar teisėtą ir legitimų veiksmą, kur kišimosi NATO ir Amerikos nereikia ir kad Vašingtone tai galbūt rezonuotų pozityviai ar ne. Tai vienas iš tų niuansų. Kitas niuansas, kad vis dėlto yra tas Suvalkų koridoriaus problematika, jinai išlieka ir kad pažeidžiamumas, sakysime, jisai egzistuoja, netgi tą pripažįstame ir mes patys, ir tie pastangos dabar nukreipiamos Kapčiamiesčio poligono steigimo ir net tai vienas iš tų komponentų šios strateginės problemos sprendimui, to pažeidžiamumo mažinimui. Labai svarbus komponentas. Tai ta prasme, tas scenarius, tas žaidimas atliko savo vaidmenį ir tame pačiame ir Vokietijos sprendimų priėmime, politinėme, karinėme sprendimų priėmime, viso toje grandinėje galbūt identifikuoti kažkokius tai, gal pavadinkime, tokios strateginės kultūros elementus, kurie reikštų krizės atveju neryžtingumą, negebėjimą priimti reikiamų sprendimų, painiojimas į situacijų ir jos vertinime, nepasirengimą tokiai situacijai, tai irgi buvo naudinga šią prasme. Iš kitos pusės, galima kritikuoti, kad pats scenarius neatsižvelgia į daugelį, galbūt netgi esminių komponentų, pavyzdžiui, tų pačių Lietuvos kariuomenės pajėgumų parengties atsako elementą ar klausimą, NATO kolektyvinių regioninių gynybos planų efektyvumo klausimą. Galime turime tuos planus, kuriuose yra nustatytos ir identifikuotos ir jiems priskirtos pajėgos, kurios rengiasi, palaiko parengtį, treniruojasi kartu. Tai šiais aspektais aš manau, kad tikrai galbūt galima būtų daugiau pasistengti, nelaikyčiau to įžeidimu, bet tam tikra prasme mes juos stebime, kad sąjungininkai kartais tokiuose žaidimuose, simulacijose
praleidžia šios niuansus ir tikrai reikia galbūt ne kariškiams ir ne politikams, bet būtent tiems nevyriausybiniams sluoksniams, žurnalistams labiau komunikuoti, kad turime kariuomenės, turime pajėgumus, turime planus, turime juridinius rėmus, kuriuose mes veikiame. Atsakas mūsų iš esmės turėtų būti ir būtų automatiškas, nelaukiant kažkokių įsakymų, tą nustato įstatymai Lietuvos, tą nustato Lietuvos Respublikos konstitucija, kad kariniai daliniai, nelaukdami įsakymų iš viršaus, pradeda įgyvendinti šalies gynybos planus ir kad tikrai nebūtų kažkokio paralyžiaus ar panašiai. Tai manau, kad šią prasme Marijampolė turėtų jaustis saugiau, negu tas scenarijus piešia. Bet žiūrėkit, kaip Jūs manot, ar vis dėlto šitoj vietoj tos karinės simulacijos, rengėjai gali būti, kad neklydo, nes, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad, iš tikrųjų Rusija turbūt greičiausiai tiesiogiai nepulto, tai būtų koks nors hybridinis incidentas ar nežaliai žmogeliukai ir kažkas tokio, tikrai nepulto atvirai. Šitoj vietoj gal šitie simulacijos rengėjai ir nesuklydo? Tai be jokios abejonės Rusija turi vieną iš galimybių arba tokių takelių, kurių judėtų, tai būtent hibridinės atakos, bet pagalvokime, ką reiškia hibridinė ataka. Hibridinė ataka reiškia, kad stengiamasi maskuoti tiek intenciją, tiek dalyvį. Šiuo atveju, manau, dalyvis visiems buvo aiškus jau nuo pačio žaidimo pradžios, ar ne. Intencija gal ten galima diskutuoti, bet kokiu atveju tai yra šalies suvereniteto sienos pažeidimas. Ir netgi tas žaliųjų neidentifikuotų žmogeliukų scenarius, jis yra tikrai labai pasenęs. Ten bandė ir dar vienas vokiečių profesorius kultivuoti 10 metų praėjus nuo Krymo aneksijos, kur pirmą kartą prakalbom apie tokį. Tai tam scenarijui vėlgi yra mūsų planai, pasirengimas, galimybės juos neutralizuoti. Vieną iš jų aš tiesiog vadinu Teraso doktrina. Buvo toks Estijos gynybos pajėgų vadas Riho Teras generolas, kuris dabar Europos parlamento narys. Tai po Krymo aneksijos jo paklausė. Tai jūs čia dabar visiems pamokslaujate, mokote, kad mes čia nesuprantame, kas tie žali žmogeliukai yra ir panašiai, ar ne? O ką jūs darytumėte, jeigu pas jūs taip nutiktų kaip Kryme, ar ne? Ir Riho Teras atsakymas būtume, mes jūs tiesiog nušautumėm. Tai čia net klausimų nėra. Yra nelegaliai ginkluota kažkokia žmonių gauja, apsiginklavusi be skiriamų ženklų ir taip toliau. Mes siunčiam savo dalinius ir juos neutralizuojam ir viskas. O paskui jau aiškinsimės, kam jie ten priklauso. Vietiniam kažkokiam sukilėliam, garų sabotuotojams ar specpajėgoms ar Rusijos kariuomenė. Tikrai nesvarbu. Tokie yra dalykai trivialūs, mes ant tų trivialių dalykų užsifiksuojame ir pametame platesnį paveikslą iš akių. Ar galima sakyti, kad Suvalkų koridorius vis dar yra silpniausia NATO vieta? Aš manau, kad tam tikra prasme pažeidžiamumas lieka dėl to, kad mūsų transporto koridoriai, komunikacijų koridoriai tarp NATO likusios dalies ir mūsų ten yra tikrai tokiame butelio kakliuke, ar ne? Iš vienos pusės Kaliningradas militarizuotas, iš kitos pusės Baltarusija, Rusijos iš esmės kolonija, visom prasmėmis skaitant karinę. Ir kad tai tikrai tos komunikacijos yra pasiekiamos tiesioginės ugnies ir netiesioginės ugnies priemonėm ir karinės invazijos atveju. Bet visą laiką reikia galvoti, kaip tą galima apsukti. Ir čia buvo jau pasigirdę tikrai dalykų, žodžių ar tezių ar intencijų indikavimo ir anksčiau, kur NATO generolai labai lengvai pasakė, tai Rusijai kažką pabandžius daryti prieš Suvalkų koridorių tikrai netektų viso Kaliningrado ir turėtų problemų Kaliningrade. Tai yra Rusijos silpnoji vieta šiame regione ir mes tą išnaudosime. Tai aš kaip kartais per vieną konferenciją pajuokavau, mes čia labai bijom dėl Suvalkų koridorius, bet jeigu prasidėtų veiksmai prieš jį, tai mes turėtumėm ne tik Suvalkų koridorių, bet dar ir Tilžės koridorių ir dar kažkokį koridorių tarp Lenkijos ir Baltijos valstybių. Nes tikrai čia grinai viskas susiveda jau į politinės valios reaguoti taip, kaip reikia klausimą. Ne karinio pajėgumo, ne karinio plano, bet politinio ryžtingumo ir noro eskaluoti ir dominuoti toje eskalacijoje. O turint omeny, kai kurie mūsų sąjungininkai tikrai užaugę toje strateginėje kultūroje, kur visą laiką reikia
nusiraminti, deeskaluoti, įtampas mažinti ir panašiai, nesvarbu, ką išdarinėja priešininkas, vietoj to, kad pademonstruoti priešininkui. Mes gebame eskaluoti, mes bet kokio eskalacijos fazėje dominuosime prieš jūs ir praradimas bus tik tai jums, o ne mums. Tai nesant tokio nusiteikimo, kurį pademonstravo tą nebuvimą nesutikimo, galbūt šiek tiek ir tas žaidimas, ar ne vokiečių, ta simulacija, atsirastume pavojaus zonoje. Bet karinė prasme aš manau, kad nereikia to perdėti, reikia tiesiog sudėlioti visus elementus, visas dedamasias dalis taip, kad tai nebūtų tokių pažeidžiamumų, kokiu mes matome. Ir Kapčiamiesčio poligonas, kaip sakiau, vienas iš tų elementų, kuris tikrai būtinas tenai. O atsispiriant, aišku, nuo šitos simulacijos, bet šiaip žiūrint truputėlį į tą platesnį vaizdą, sakykit, gerbiamas Tomai, ar nėra taip, kad NATO alijanso silpnoji vieta yra ne karinės struktūros, o politinė valia? Nes kartais žiūrint, kaip elgesi kai kurių valstybių vadovai, arba šiaip bendrai, kai mes žiūrim, ar ne, kokios grėsmės ir kaip supranta skirtingai NATO šalis grėsmės, tai atrodo, ar tikrai NATO alijansas yra vieningas, žiūrėdamas į, pavyzdžiui, Rusiją? Jis niekada nebuvo monolitinis. Kiekviena krizė išryškina kažkokių detalių, kurios buvo netikėtos ar nebuvo kai kurios pozityvių detalių. Prisimename rugsėjo 11 2001 metų, kada 5 straipsnis buvo aktyvuotas pirmą ir vienintelį kartą istorijoje. Tai parodė, kad strateginio šoko atveju sąjungininkai tikrai be jokio abejonių netgi aktyvuoja straipsnį situacijų, kuri visiškai nėra susijusi su to, kokia jisai buvo parašytas, ar ne? Tai yra tokių pozityvių elementų, o negatyvus yra tai, kad vis dėlto bet kokia NATO politika, tos pačios Rusijos atžvilgiu, jeigu jinai yra bendra kažkokia, tai nespindi tą žemiausią vardiklį tarp šalių. Ir dėja, vienas iš pagrindinių sąjungininkų, Jungtinės valstijos, Rusijos atžvilgiu tą vardiklį pastaruoju metu dar labiau žemina, nevadindama tai esminė grėsmė visam alijansui, stengdamas, sakysim, iš esmės buvo vetuotas Amerikos pastangomis sprendimas dar Vilniaus samite parengti Rusijos strategiją atskirą NATO, ar ne. Tai tie dalykai visą laiką egzistuoja ir neišvengiamai krizės atveju formuosis kažkokios tai mini koalicijos, kurios judės greičiau už likusius, priminėdami sprendimus ir aktyvuodami savo pajėgas. Bėda ta, kad mūsų regione, nors ir tai suprasdami, ir mes jau seniai supratom, kad kol alijansas priims sprendimus, galbūt reikiamus įvertinę situaciją, jau koalicija bus susiformavusi, judės pirmai priekį ir jos priešakyje, smaigalyje ir branduolyje bus Jungtinės valstijos. Dabar mums reikia keisti savo prielaidą, suprantant, kad galbūt Jungtinės valstijos bus tik ant užpakalinės sėdynės, jeigu iš viso automobilyje kartu su mumis tuo metu bus. Ir čia yra tikrai didelis iššūkis, tiek ir pajėgumų spragų kamšime ir vadovavime, nes amerikiečiai dažniausiai yra tie, kurie turi patirtį ir gebėjimus vadovauti didelio masto operacijoms, didesnėms negu divizijos, pavyzdžiui, operacijoms bet kur pasaulyje. Kiti sąjungininkai, netgi didieji, Britai, Vokiečiai, galbūt divizijai ir sugeba vadovauti ir turi tam reikiamų kadrų ir parengtų karininkų, bet jeigu didesnį korpuso ir armijų dydžių, tai jau atsirastų problemų. Tai čia tikrai reikės daryti dar daug namų darbų, kad tas rizikas suvaldyti. Prieš perinant prie santykių tarp Jungtinių valstijų ir Europos, dar norėjau perklausti dėl mūsų silpnųjų vietų. Teko lankytis čia neseniai Ukrainoje. Ukrainiečiai ką sako? Žiūrėkit, sako, viskas tvarkoj, sako, jūs ten perkat ginkluotę, techniką, to, sako, galbūt ir reikės. Bet sako, kaip jūs gintumėtės, jeigu rusai, sako, paleistų jums, sako, 500 dronų per parą ir dar raketų priedo dėtų ten kokį 30 ar ten 50. Kaip jūs manot, oro gynyba mūsų silpnoji vieta, ar mes turim dar kažkokių vietų, kur tikrai mes prieš rusus sunkoka būtų, nes NATO alijansas jau parodė kartais, kaip, pavyzdžiui, Lenkijoje buvo 20 keli dronai, tai irgi tada buvo sunku. Be jokios abejonės oro gynyba, tas sluoksniuota, integruota oro gynyba, jinai visą laiką išlikusi prioritetų sąraše ir silpnųjų vietų sąraše NATO pajėgumuose jau, nežinau, aibę metų.
ir ne tik tai Baltijos regione, bet ir apskritai alijanse. Trūksta sistemų, trūksta konkrečiams sluoksniams sistemų ar ne, ir atitinkamo nuotolio nuo trumpojo iki vidutinio ir ilgojo. Brangios tos sistemos visą laiką buvo ir dabar ta dronų problema išiškino, kad reikia masės pigių priemonių ir jų įvairovės, ar ne, kad atremti tokias atakas. Estijos užsienio žvalgyba šią savaitę publikavo metinį raportą, kuriame taip ir pažymėjo, kad Estija turi ir sąjungininkai turi rengti situaciją, kur Rusija naudos masinį puolimą tom nepilotuojamom priemonėmis, dronais ir panašiai tiek ore, tiek vandenyje, tiek sausumoje ir per visą Estijos teritorijos gylį. Tai yra tikrai rimta problema. Jo sprendimui dabar pasitelktos verslo kūrybingumas, labai atsirado nemažai tų startupų, kurie eksperimentuoja su pigiomis raketomis, pigiomis sistemomis įvairiomis, kad atremti tokių dronų atakas. Bet čia yra gynybinė problema, bet mes turime kartu ne tik tai gynybinės spragas kaišyti ir labai skubiai tą daryti, bet ir puolamasis spragas, puolamųjų pajėgumų. Ir tai, tikrai reikia kurti rimtas bepiločių pajėgas, puolamųjų sistemų, tiek tų vadinamųjų loitering munitions, ar nesklandančių sprogmenų, tiek raketų, trumpo ilgo nuotolio, vidutinio ilgo nuotolio dronų pajėgumus, kad iš tikrųjų tas atsakas būtų ne tik tai apsiginant ir apsaugant mūsų infrastruktūrą ir teritoriją, kur irgi reikia turėti ekspektacijas tinkamai sukalibruotas. Neįmanoma apginti visko ir visada ir visos teritorijos. Čia yra utopija. Bet ir turėti puolamąsias sistemas ir gebėti atsakyti ir sukelti skausmą ir sukelti didelius nuostolius savo priešininkų. Tai yra viena iš atgrasimo strategijos dalių ir šioje atgrasimo, sakysim, strategijos kojoje tikrai raumenys yra dar silpnesni negu gynybinėje pusėje. Kai šnekam apie tą atgrasimą, ar ne vieną ten įvairios simulacijos karinės, visai kas kita, kaip elgėsi mūsų didžiausia sąjungininkė Jungtinės valstijos ir jos prezidentas bei jo komanda. Kaip vertinate naująją Amerikos saugumo ir gynybos strategiją? Ar tai reiškia, kad Amerika atsitraukia iš Europos, ir jau saugumą palieka patiems europiečiams? Jeigu būčiau labai negatyvus ir gilus pesimistas, sakyčiau, kad viskas pamirškim, Amerika nebenorės būti tokiu sąjungininku, kokiu ji buvo. Jeigu iš viso norės sąjungininkų, nes tai kai kurie tokie poslinkiai, kur norima geresnių santykių su priešininkais kaip Rusija ir gadinami santykiai su sąjungininkais tikrai nėra labai malonus. Bet galbūt, jeigu taip labiau subalansuotai žiūrint, tai tiesiog vyksta tam tikras perbalansavimas, kur, iš tikrųjų, Amerika labai aiškiai sako, žiūrėkit, esate turtingi, turite technologijas, turite žmonės, turite ekonominius resursus ir panašiai. Ir turėtumėte teoriškai gebėti apsiginti nuo tokios grėsmės kaip Rusija patys. Rusija kaip karinė problema, kaip karinis iššūkis Amerikai tiesioginis yra tikrai ribotas. Jos globalinės galios projekcijos pajėgumai yra labai riboti, tai yra regioninė galia geriausiu atveju ir Amerikai labiau galbūt skauda galva dėl branduolinės dimensijos negu dėl visų kitų ir čia Europa tikrai turi pasistengti. Tai galbūt šiek tiek prievartiniu būdu ir laužydama rankas Amerika priverčia europiečius tikrai pradėti normaliai leisti resursus ir gynybai ir tapti labiau lygiaverčių partnerių Amerikai. Bet kitose dimensijose atsiranda tokių išsiskyrimų. Pradedame ten piktis dėl technologijų, dėl prekybos ar ne ir panašiai. Ir tai nepaisant to, kad bandoma buvo taip jau atskirti gynybą nuo kitų dalykų. Jie vis tiek vieni kitus veikia. Ir mes galime dabar galbūt prilyginti tokiam periodui, tai kažkokia ta santuoka tapo pakankamai toksiška. Tai dar ne visas pokalbis. Likusią interviu dalį kviečiu žiūrėti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.